Patogiai atsisėdau, kad jausčiau pėdas atsiremiančias į žemę. Jaučiu visą kūną. Leidžiu nugarai išsitiesti. Kelis kartus giliau įkvepiu, iškvepiu. Atpalaiduoju kūną, nuraminu besiblaškančias mintis. Užsimerkiu ir toliau kvėpuoju natūraliai, be jokio įsikišimo. Kvėpuoju ir leidžiu savo įsivaizduoti vaizdinį, kalną. Įsileidžiu bet kokį kalno vaizdą, kuris tik ateina į mano vaizduotę. Tai gali būti kalnas iš prisiminimų, gali būti mano matytas kalnas iš kelionių, paveiksliukų, o galbūt tai mano įsivaizduojamas kalnas. Tiesiog įsivaizduoju kalną ir stebiu jį tarsi iš šalies. Jeigu pastebiu, kad nuklydau, grąžinu savo dėmesį prie kvėpavimo ir savo kalno vaizdo. Leidžiu visoms mintims praplaukti, kaip praplaukia debesis virš mano kalno. Patyrinėju kalno detalės, koks yra kalno pagrindas, kokia kalno viršūnė. Koks kalno dydis, kokioje aplinkoje yra tas kalnas. Kaip mano kalnas atrodo dienos metu, kai šviečia saulė. Galiu įsivaizduoti ir kaip mano kalnas atrodo naktį, šviečiant žvaigždėm, mėnuliui. Įsivaizduoju, lyg kalno vaizdinys didėja, artėja link manęs ir aš tampu to kalno, to didingu, stipriu, tvirtu kalnu. Tvirtai stoviu ant žemės paviršiaus. Kaip aš jaučiuosi būnant tuo tvirtu kalnu. Keičiasi mano kaip kalno paviršius, aplinka, o vidumi aš visuomet išlieku tvirtu kalnu, stabiliai stovinčiu ant žemės paviršiaus. Galiu pajausti stabilumą, tvirtumą. Po truputį atsitapatinu nuo savo kalno, pajaučiu visą savo kūną. Jeigu norisi pasijudinu, pasirąžau ir užbaigiu šią praktiką. Atsimerkiu,